noriu sakyti labas rytas, bet gal jau diena. Tai labą dieną. Dar laukiu, kad kažkas prisijungs. Dar akyčių nematau. Tai šiandien vėl vesiu per 2 socialinius tinklus, tai mano akis gali šokinėti. Tai labą dieną Facebook'e, labą dieną Instagram'e. Labai keista sakyti labą dieną, nes dažniausiai aš vesdavau laivus rytais, bet nauja praktika irgi į gerą. Kol dar kažkas tai pasijungs, aš prisistatysiu, ypač kai žiūrit įrašus ir gal pamatėt mane pirmą kartą. Tai aš esu Agnė Gontytė Filistovič, esu finansinio proveržio mentorė. Jeigu trumpai padedu, ne tai, kad padedu pakelti savivertę ir pajamas, dirbant būtent su pasąmoniniais blokais, su pasąmonė. Ir vienas iš tokių instrumentų yra neurografika, apie kurią šiandien ir kalbėsiu. Iš tikrųjų, dabar aš dalinsiuosi 7 ar net 8 laivus. Būtent nusprendžiau pasidalinti apie neurografiką, nes iš tikrųjų nedaug žmonių dar vis Lietuvoje žino, kas tai yra. Jau rečiau pamatau išsiplėtusias akis, kai pasakau neurografika, bet dar yra. Bet dažniau dabar jau mano tarpe atsiranda žmonių, kurie klausia, ar man tinka neurografika, ar man pavyks neurografiką piešti, ar neurografika man padės. Tai vat apie tai šiandien aš ir noriu pakalbėti. Tai kas jungiatės, tai matau kelias lygtai jungiatės, tai galite širdeles pamojuoti, ne, sveiki. Ir tada jau aš eisiu į neurografiką, ne, papasakosiu apie ją. Jeigu trumpai, neurografika, kas pirmą kartą irgi išgirdote, tai yra toks piešimo metodas, dirbant su mūsų pasąmonė. Jo pagalba, už manęs yra piešiniai neurografiniai, tai yra jo pagalba mes suaktyviname naujas neuronų jungtis ir to pasekoje keičiasi mūsų mąstymas, keičiasi mūsų požiūris, mintis, idėjos, ne, atsiranda naujos. Nes kiekvienas neurografinis piešinys turi temą, mes nepiešiam šiaip sau. Turi konkrečią temą, kurią mes įvardinam, kuri mums tuo metu svarbi ir mes ją piešiame. Kartais išspręsti kažkokį klausimą, užklausą užtenka 1 piešinio, kartais 2, kartais 10, o kartais gali reikia 20. Nes yra gili, nenoriu sakyti problema, bet kažkokia tai užklausa, kuri sėdi giliai mūsų pasąmonė. Nes būtent kai mes einam ir piešiame, mes užkabiname kažką iš pasąmonės ir mums piešimo metu išsikelia. Nes tikrai susiduriu per savo kursus, kai žmonės piešia ir sako, aš nesuprantu, prie ko čia man dabar pradėjo galvas skaudėti, pradėjo rankas skaudėti, ne, reaguoja mūsų kūnas, sukyla įvairios emocijos, pyktis, gali būti ir teigiamas, ir džiaugsmas, ir liūdesys, ir ašaros būna, visko būna. Tai vat neurografika iš tikrųjų yra gilus transformacinis metodas, kurio pagalba mes galime keisti savo mąstymą, savo požiūrį ir iš tikrųjų keisti savo gyvenimą. Nes keisdami savo vidų, suvokiant kai ką, ne, ką mes piešiame, keičiasi ir mūsų išorė. O šiandien tema, kaip ir buvau įvardinusi, tai yra ir bus apie kam tinka neurografika. Nes iš tikrųjų gaunu tokias užklausas, klausimas, ar aš sugebėsiu piešti, o jie su tavo piešiniai kokie gražus. Nėra mano jau tie gražus piešiniai, kaip yra kitų. Žinot, čia vėl šitas apsimetėlio sindromas išlenda, bet kokie buvo pradžioje, jie tikrai yra kitokie. Ir kiekvienas žmogus geba piešti. Ta prasme, neurografika tikrai geba kiekvienas piešti. Tai dabar trumpai papunkčiui, nes aš esu tokia struktūruota, aš mėgstu papunkčiui, tai aš išvardinsiu, kam tinka iš tikrųjų šitą neurografika. Tai neurografika tinka jums, jeigu jūs esate kūrybiški žmonės ir mėgstate piešti. Arba mėgstate piešti, bet kaip ir norite piešti, bet bijote piešti. Ne? Tai kaip ir prieš tai minėjau, kad neurografikoje tikrai nereikia mokėti piešti. Čia yra įgūdžio reikalas, kaip autorius šito metodo Vladimiras Piskariovas kartoja, kai nupieši 1000 km neurografinių linijų, tikrai jinai pasikeis ir jūsų piešiniai pasikeis. Tai vat, ir kuo yra paprasta neurografika iš tikrųjų, nes jinai turi savo abėcėlę,
Yra 3 paprastos figūros, iš tikrųjų trikampis, kvadratas, apskritimas, kiekvienas simbolis neša savo prasme ir yra neurografinė linija. Būtent neurografinė linija čia yra svarbiausia, kuri apjungia visas figūras ir būtent padeda išeiti iš stereotipinio mąstymo. Tai jas išmokti, kaip sakau, tik tai darymo būdu, ugdant savo ranką, viskas tikrai įmanoma ir piešti tikrai nereikia mokėti. Aš labai gerai atsimenu, kai aš buvau maža, aš labai norėjau piešti, nors ir net nemaža būdama, aš ir užaugus norėjau piešti ir galvojau, bet aš nemoku piešti, negi ten taškas, ne, ten brūkšniukas, agurkėlis, kas ten išeina man. Ir man visiškai mano baisus buvo piešiniai, bet noras giluminis buvo labai didelis. Ir ačiū Dievui, pas mane gyvenime atsirado neurografika. Ir aš jau galiu išpildyti tą piešimą, nors noriu dabar piešti ant drobių, bet su neurografika truputį sudėtingiau, tam yra technologijos šiek tiek sudėtingesnės. Nes mes neurografiką piešiame ant popieriaus lapo, būtent su markeriais ir pieštukais. Su markeriais yra specialūs markeriai ant drobės, bet yra tam tikrų niuansų, tų technologinių dalykų man reikia išsiaiškinti. Tai jeigu žmogus tiesiog, aš vaikystėje labai norėjau piešti, troškau piešti, bet nemokėjau ir aš neurografikoje atradau. Išreiškiau savo kūrybiškumą, nes aš tikrai dabar galiu drąsiai pripažinti, kad aš esu tikrai kūrybiškas žmogus ir man kūryba yra svarbu. Bet kūryba iš tikrųjų nėra tik tai piešimas, dainavimas ar dar kažkas, ne? Kūryba yra viskame, kaip mes sugalvojame kažką. Būtent labai stipriai neurografika ugdo kūrybiškumą, nes mes aktyvinam naujas neuronų jungtis, ir mes kitaip pradedam matyti, ne, kūrybiškai viską pasižiūrėti. Tai pirma grupė tokie žmonių, kam tinka neurografika, kurie yra kūrybiški, nori piešti ir trokšta piešti. Antra grupė, jeigu tinka jums neurografika tuo metu, aš žiūriu, kad aš į Facebooką labiau žiūriu, gerai, o ne Facebooką, Instagramą, žiūrėsiu į Facebooką. Tik noriu gal priminti, jeigu bus kažkokių klausimų ar kažkas, tai klauskite drąsiai. Aš tikiuosi, aš pamatysiu, nes Facebooko liktai nieko dabar nematau, dar liktai. Tai va, o Instagrame irgi. Antra tokia grupė, tai jeigu jūs esate atviri naujovėms ir trokštate viską išbandyti patys, tai neurografika yra tikrai tas metodas, kuris jums turėtų tikti. Jeigu taip pasižiūrėjus, neurografika yra gan jaunas metodas, jam yra tik balandžio mėnesį bus 9 metai, tai tikrai palyginus su kitais metodais yra gan jaunas, bet tikrai atsiliepimų apie jį, apie rezultatus, kai žmonės piešia, yra labai yra nuo smulkių, mažų iki labai gigantiško, čia rimtai. Čia taip vyksta ir atrodo, kaip stebuklai tokie vyksta, tai rezultatai tikrai yra įspūdingi, pas kažką mažesni, pas kažką didesni, bet jie tikrai yra. Ir nėra čia toksai, kad neurografika yra kažkokia stebuklinga metodika, tai yra iš tikro mokslo paremtas metodas. Yra ir parašyta knygų, ir daktaro laipsnis apgintas būtent šią temą, taigi jis yra tikrai mokslo pagrįstas metodas. Tai jeigu jūs atviri naujovėms, norit kažką išbandyti, tikrai, kaip sakau, welcome ir pabandykite neurografiką. Taip pat jums neurografika tiktų, jeigu jūs esate specialistas, toks kaip padedančių praktikų specialistas, ne, psichologas, coacheris, socialinis darbuotojas, dirba su žmonėmis, ne, ir tai būtų neurografika kaip dar vienas instrumentas dirbti su žmonėmis. Arba jeigu jūs norite įgyti naują instrumentą, dirbant su žmonėmis. Aišku, yra tam tikri laipteliai, kuriuos reikia praeiti, kad tai galėtumėte daryti. Neurografikoje pirmas laiptelis tai yra neurografikos naudotojas, kurį baigus šitą kursą žmogus gali naudoti neurografiką savo reikmėms. Jisai supranta esmę, gylį šito metodo ir jau gali jį naudoti savo reikmėms. Antras laiptelis tai yra jau neurografikos specialistas, kuris praėjęs pirmą laiptelį, kaip sakau, žengia į antrą laiptelį ir tada jau baigęs specialistas gali žmogus dirbti jau su žmonėmis ir naudoti šitą metodą kaip darbų su žmonėmis, kaip instrumentą. Ir trečias laiptelis yra neurografikos instruktorius, kurį baigus jau žmogus gali mokyti neurografikos kitus žmonės. Tai jeigu dar jums reikėtų arba norėtumėte į savo
kaip sakant, lagaminėlį instrumentų dirbant su žmonėmis dar vieno instrumento, tai irgi neurografika tikrai jums tinka. Kitas dalykas, jeigu kam tinka neurografika, tai yra, jeigu jūs esate pavargę, nebejaučiate įkvėpimo, džiaugsmo gyvenime nebejaučiate, bei nebežinote apskritai, ko norite, tai neurografika tikrai yra į pagalbą, nes tai yra nuostabus, idealus savipagalbos instrumentas. Žmogus išmokęs piešti neurografiką gali naudoti jį savo padėti. Sukilo kažkokia tai emocija, sukilo kažkoks tai galbūt, nežinau, įtampa, arba, kaip čia sakau, nėra gyvenimo spalvų, nėra įkvėpimo, nežinau, ko nori apskritai. Tiesiog piešti neurografiką, nes, kaip ir minėjau, neurografika užaktyvina naujas neuronų jungtis ir kai jos susiaktyvina, mes pradedame kažką pamatyti naujo. Mes atsiranda įkvėpimas, mes išeiname iš tos apatijos, tos duobės, nežinomybės ir taip toliau. Kaip sakau, atveria akis ir pamatai kitas spalvas gyvenime. Aišku, svarbiausia yra piešti reguliariai. Neužtenka, nupiešiau vieną kartą, antrą ir padėjau. Jeigu ta pati apatija gili ir aš noriu iš jos išeiti, noriu įgauti įkvėpimą, naujų idėjų, minčių, aš turiu piešti reguliariai. Tai va čia yra svarbu. Taip pat, jeigu, pavyzdžiui, man tinka neurografika tiems žmonėms, kuriems yra kaip čia pasakyti, su savivertė klausimas, ne? Aš save peikiu, aš save graužiu, tai yra komunikacija, santykis su savimi. Taip pat santykis su kitais žmonėmis, santykis su vaikais, santykis su tėvais, su sutuoktiniu, su galbūt bendradarbiais arba apskritai kitais žmonėmis, tai neurografika irgi labai puikus instrumentas su tuo pradirbti. Nes jeigu jums atsibodo konfliktai ir nežinote, kaip iš to išeiti, tai neurografika tikrai padeda. Netgi ne iš konflikto, aš gal papasakosiu vieną istoriją savo, kai aš dar dirbau kitam darbe, nors dar irgi dirbu, net nedarbio profesijoje, ir turėjau problemų, galim sakyti, su viena valstybinė instancija, mes neradom bendro sprendimo. Ir aš galvoju, ką man daryti, aš ir tą siūlau, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą, ir jiems viskas netinka. Negaliu aš kitaip, kaip jie nori, nes įstatymiškai aš negaliu pagal savo šitos reikalavimus, taisyklės. Ir aš tada pradėjau piešti. Aš nežinau, gal nupiešiau ar 2 ar 3 piešius, man to užteko ir man mintis, gal aš pasiūlysiu šitą jiem. Aš pasiūliau ir jie sutiko. Radau sprendimą, aš išėjau iš to konflikto su jais. Tai labai yra padeda. Taip pat, kai mes konflikte esam, reiškia mes, ir dažnai būnam, kai mes esam konflikte, mes esam emocijose didelėse, ne? Nes jeigu mūsų emocijos nepasiekia viršūnės, mes galim susitarti, mes galim išsakyti, mes galim pasikalbėti, bet kai emocijos labai šokinėja, mes nebesusivaldom ir pas mus įvyksta konfliktas. Tai būtent emocijų paleidimas, emocijų paleidimų yra labai geras instrumentas, būtent neurografika, netgi tiksliau blokų nuėmimo algoritmas, nes neurografika labai atrodo įpiešius, chaotiškai, kas ten yra, bet iš tikrųjų tai yra labai struktūruotas metodas, turi savo algoritmus ir būtent blokų nuėmimo algoritmas tai yra kaip pirmoji pagalbos vaistinėlė, nedirbant, o paleidžiant emocijas. Nes didelė dalis žmonių iš tikrųjų užlaiko emocijas. Tai yra blogiausias variantas, ką galima daryti. Nes mes galim užlaikyti, neišsakyti, nes bijom įžeisti, nes tada geriau užlaikysiu. Arba nenoriu, kad dar labiau skaudintų, aš uždarau. Bet tas laikymas, po kurio laiko jūs nebeišlaikote ir jisai sprogsta netinkamų būdų ir netinkamų laikų, tai dar labiau žalos padaro. Taipogi yra geriau iš tikrųjų išreikšti emocijas, bet vėl klausimas, kaip mes išreiškime tas emocijas, nes didelė dalis žmonių nemoka mes išreikšti emocijų, mes išrėkiam, įskaudinam kitą, užgaunam kitą, o mes galim tiesiog išsakyti, kaip aš jaučiuosi, bet tai irgi yra darbas su savimi. Ir aišku, svarbu paleisti emocijas ir jų nelaikyti. Tai neurografika irgi labai geras metodas paleisti emocijas, jų neužlaikyti ir atsilaisvinti nuo jų.
Nes kiek naudotojo kursai ypač mokau šito blokų nuėmimo algoritmo 3 variantus ir mes kaip piešiam, aš komunikuojam su dalyvėmis ir aš pati kaip piešiu. Kai tu pradedi piešti yra viena emocija, netgi gali įsivardinti skalę, kiek balų duočiau tą emociją ir baigus piešimą vėl įsivardinu, kad ir pastebi akivaizdžius rezultatus, kad ta emocija tikrai sumažėja. Tai nereiškia, kad aš ten, pavyzdžiui, jeigu aš kažko tai bijau, aš papiešiu ir mano baimė dingo. Ne, bet tuo metu, ypač, nes mes galime emociją paleisti tam momente, kad mes paskui sprendimą priimtam ne iš emocijos, būtumėm komunikacijos su žmogumi ne iš emocijos, ne, kad nebūtų konflikto. O nuraminus emociją, ją paleidus, mes ramiau galėtume bendrauti. Ir kitas variantas, aišku, dirbti, pavyzdžiui, jeigu yra baimė, nežinau, išeiti į eterį, baimė, nežinau, Jėzus, aš net baimė nebeatsimenu, baimė, ką kiti pasakys, baimė kritikos, baimė, kad nepavyks, ne, tai va čia yra mes daug baimė, tai ten jau yra giluminiai dalykai, tai yra įvairūs įsitikinimai, pasąmoniniai blokai, kuriuos reikėtų jau giliau padirbėti. Bet taip pat, kaip minėjau, emociją galime nuimti tam momentui irgi labai gerai su blokų nuėmimo algoritmu. Kitas dalykas, kam dar tiktų neurografika, tai yra verslo atstovams iš tikrųjų. Jūs vykdote verslą, jūs kažkokiam esate sąstingyje, trokštate išeiti į naują lygį, bet jau nebeturite idėjų, kažkaip norėtumėt kūrybiškai pasižiūrėti. Tai va, būtent neurografika yra labai geras toks kūrybinis metodas, kuris padeda užaktyvinti, kartoju vis, užaktyvinti naujas neuronų jungtis ir pamatyti šitoje situacijoje kažką naujo, ko aš dar nedariau, ką aš galėčiau padaryti. Taip pat neurografinis piešinys tai yra tarsi toks eksperimentinis laukas, kuriame aš galiu prapiešti savo kažkokį strateginį planą, savo tas kliūtis, kažkokius trukdžius, dar kažką išpiešti, išgyventi, išjausti ir suprasti, ką man reikia daryti, ko nereikia. Tai va, neurografika tinka ir verslams, ir planavimui, ir dėliojimui tai, ko aš noriu. Tai va, taip trumpai, kaip sakau, apie tai, kam tinka neurografika. Bet yra grupių, kur netinka neurografika. Tai trumpai truputį pasakysiu, čia tokios 3 grupės aš išskyriau. Tai pirmiausia, netinka neurografika tiems žmonėms, kurie, kaip sakau, ieško stebuklingos arba burtų lazdelės, arba stebuklingos kažkokios auksinės piliulės, kuri ateisiu, papiešiu, mano visas problemos išsispręs. Tikrai ne, neurografika taip nedaro, stebuklai čia vyksta, kaip sakiau, ne, bet tikrai reikia daryti. Ir kodėl taip yra? Tai yra žmogus, kai tikisi, kad kažkas už jį kažką padarys, ar stebuklinga lazdelė, ar kitas specialistas, ar nežinau, stebuklinga piliulė, jisai neprisėma atsakomybės už savo gyvenimą. Jisai laukia, kol kažkas, tai yra vaiko būsena. Aš nenoriu suaugti, dabar išspręskit mano problemas. Aš jau nebesugebu. Bet svarbu, kad žmogus prisimtų atsakomybę už savo gyvenimą. Jeigu jisai prisėma atsakomybę už savo gyvenimą, tai jam neurografika tinka. Jeigu jūs nepasiruošę prisimti atsakomybės už savo gyvenimą, tikrai net nebandykit neurografikos. Iškart sakau. Antra grupė, kam netinka neurografika, tai yra skeptikams, kurie ir įsitikinę, kad čia neveiks, čia yra nesąmonė, jokių čia rezultatų nepasieksim. Viskas gerai, jeigu netikite, tikrai tiesiog neikite. Ir viskas. Ir trečia grupė, dar paminėčiau, tai yra kolekcionieriai, kursų kolekcionieriai, kurie vaikšto po įvairiausius kursus. Tarsi visiems deklaruoja, kad aš augu, einu sąmoningumo keliu, daug ką viską esu išbandžiusi, bet irgi įsijungia dar skeptikas, ne, čia niekas neveikia, nes, neveikia. O kolekcionuoju dėl to, kad žiūrėkit, koks aš fainas. Aš ir tą baigiau ir tą. Ir viską pasidėjau ant lentynėlės. Ir nieko nenaudoju. Tai vat kolekcionieriams irgi nepatarčiau eiti neurografiką. Nes čia iš tikrųjų reikia dirbti su savimi. Reikia daryti, reikia piešti. Nes neurografika nėra tik piešimas. Neurografika yra labai stipri analizė, refleksija, kas su manim vyksta.
Dažnai dar paminėsiu, susiduriu per savo kursus, kad žmonės ateina, sako, paaiškinkit, ką mano piešinys reiškia. Aš neaiškinsiu, ką jūsų piešinys reiškia. Nes neurografika yra apie mane, ta prasme, piešiantysis yra svarbiausias. Ką aš jaučiau piešdamas, ką aš išgyvenau, kokie pojūčiai vyksta, kokie kūno pojūčiai, kas vyksta, kokios mintis ateina, ne? Yra svarbu, kas vyksta. Taip, iš bendro aš galiu kažką tai pasakyti, bet klausimų. Aš kodėl, nežinau kaip kiti, bet mus atsimenu mokė autorius, kad mes neaiškinam piešinio, kas tenais nupiešta, nes aš tai galiu interpretuoti per savo prizmę matymą. Taip, dėl to yra svarbu, kad žmogus pats išjaustų, kad yra darbas su savimi, kas su manim vyksta, nes didžiausia ir geriausia sprendimai, kaip sakau, yra mūsų viduje, o ne kažkas kitas gali mums primesti. Tai va, tai kam tinka, reziumuojant, kam tinka neurografika, tai neurografika iš tikrųjų tinka absoliučiai visiems, jeigu taip, žmonės žiūrėti, ne? Galbūt sudėtingiau, jeigu pagal amžių žiūrėti, gal nuo paauglystės labiau tinka, nes mažesni vaikai dar nelabai sugeba, taip vadinamai, suapvalinti, nes ten labai daug yra vadinamo apvalinimo kampų, to balanso ir įtampos nuėmimo, bet, pavyzdžiui, mano dukra yra 9 metai, jeigu buvo ir mažesnė, jinai tą patį išmetimą emocijas padarydavo, o aš kaip mama, aš galiu jai padėti. Tai vat, jeigu jūs baigė neurografiką, mokat jau neurografiką piešti ir naudoti, jūs su savo vaikais irgi galite tai naudoti ir jūs galite jiem padėti kartu, nes iš tikro už kitą žmogų mes neurografinę piešinį nepiešiame, piešiame tik savo, už save, nebent su vaikais. Tai vat pagal amžių galima nuo paauglystės, kurie jau daugiau kantrybės turi, ir iki, nežinau, bet kokio amžiaus, iki senatvės galima piešti. Tai va, ir aišku, tiem žmonėms tinka, kurie nori keistis, nori pažinti save, nori augti, nori vystytis, prisiema atsakomybę už savo gyvenimą ir nelaukia, kol kažkas kitas ateis ir jam padarys, ne, išgydys arba išspręs jo problemą. Tai va, trumpai tiek apie tai, kam tinka neurografika. Jeigu yra klausimų, tai parašykite, jeigu ne, tai tada mes eisim į pabaigą. Aš noriu labai, pusę 25 minutės, kaip tik, nėra ilgas eteris. Ir susitiksim tada penktadienį, irgi 12 valandą, ir aš jau kalbėsiu, kaip kūrybiškai paleisti būtent emocijas. Dar nesugalvojau, gal parodysiu, kaip tai padaryti, o gal tik papasakosiu. Aš irgi gan kūrybiškas žmogus, netgi labai. Tai aš sugalvoju eigoje, nes man ateina idėja taip kartais, tai sugalvosiu kaip. Tai va, jeigu yra šiaip ar kažkokių tai klausimų, kas jūs domintų sužinoti apie neurografiką, tai rašykit man arba po šituo laivu, arba asmeniškai, galbūt aš laivę pasidalinsiu atsakymu, arba netgi sugalvosiu, išplėsiu tai ir sugalvosiu kažkokią tai naują temą, kam įdomu apie kažką sužinoti, būtent apie neurografiką. Nes mano noras ir tikslas, kad kuo daugiau žmonių pieštų neurografiką, ją naudotų savo, nes tai yra tikrai nuostabus instrumentas. Bet neseniai gavau iš paskutinio mano naudotojo kurso, kurį vedžiau lapkritį, dalyvių atsiliepimus, kad jos naudoja, jos nesupranta, kodėl, kas čia keičiasi, kaip tai vyksta, bet iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad jos naudoja, nes mano yra ir tikslas, kad kai aš perduodu žinias, kad jos būtų panaudotos, o ne padėtos ant lentynėlės. Tai tiek šiam kartui, gražios dienos ir tada susimatome penktadienį 12 valandą. Iki visiems.